Sveiki. Šiandieną norėsiu Jums papasakoti apie vieną pagrindinių veido odos priežiūros etapų - tai prausimą ir valymą. Kodėl jisai yra svarbus? Todėl, kad paruošiant odą sekančiom procedūrom mes turim nuimti visus perteklinius riebalus, visus susikaupusius nešvarumus, nes priešingo atveju mūsų toliau tepami sekantys produktai, tai yra serumai, kažkokie koncentratai, kremai, jie praras dalį veikimo arba visiškai neveiks, ko pasiekoje mes tiesiog neturėsime rezultato arba turėsim jį kažkokį tai iškreiptą. Prausikliai skirstomi ir pagal poreikį, ir pagal odos tipus galima naudoti. Aš pati savo darbo praktikoje įsitikinau, kad man palankiausias metodas tai yra veido prausiklį pritaikyti pagal tuometinį odos arba pačio kliento poreikį. Nes odos tipas jisai visą gyvenimą išlieka toks pat, tačiau būklės odos kinta nuolat. Praktiškai kelis kartus per metus mes turim Lietuvoje besikeičiančiai nuolat sezonus. Tai praktiškai kiekvieno sezono kaitos metu mūsų oda patiria kažkokį tai pokytį ir stresą. Ir dėl to dažnu atveju taip ir atsitinka, kad tie produktai, kurie mums tiko vasarą, jie nelabai tinka žiemą. Yra išimčių, yra be abejo, yra moterys, kurios gali ištisus metus naudoti tą patį ir jom viskas bus gerai, bet dažnu atveju turim šiek tiek varijuoti ir pasikaitalioti. Tai pirmiausia, aš pradėsiu nuo švelnesnių produktų ir tada kilsim laipteliais aukštyn iki stipriausių, su kuriais galim pasiekti kažkokius jau gilesnius terapinius efektus. Pirmas produktas, kurį parodysiu, tai yra Fairyso Cleansing Mousse. Čia turiu tokią didelę pakuotę, yra klientinės ir mažesnės. Ir tai yra valomosios kreminės putos. Kuo jos ypatingos? Tai yra ypač švelnus produktas, kai pavyzdžiui oda šerpetojimus turi, kai oda yra itin jautri, kai jinai yra tuo metu tuo laikotarpiu būtent, ar ne, išjautrinta, pavyzdžiui, turit kažkokias nuožvarbas, arba esat ką tik po kažkokios alergijos, arba turėjau vieną klientę, kur buvo kremas po kremo, niekaip neatrado reikalingo produkto ir oda antiek išsibalansavusi, kad jinai jau tada reaguoja absoliučiai į viską. Bet odą nuvalyti vis tiek mes turim, nes per dieną ant jos susikaupia nešvarumų. Automatiškai tu negali jos plauti kažkokiu muilu ar dušo geliu, o vien vandeniu nuplovus nepasieksi norimo rezultato. Nes nenori, net ir ta jautri oda kartais šiek tiek jinai ima ir riebalo išskirti. Tai esant tokiom visokiom problemom, šitas produktas yra numeris 1, kurį reikėtų naudoti būtent prausimosi etapui. Jį galima naudoti ir duše, juo galima netgi valyti akių makiažą tiesiog masažuojant. Tai sakau kartais klientam, tiesiog turėkit tubiką duše, įsispaudžiat, masažuojat, paliekat, kol plaunat galvą ir viską galit nusiprausti su juo. Ir jisai palieka ant veido tokią švelnę apsauginę plėvelę, kuri neleidžia odai išsausėti. Būtent dėl to jisai puikiai tinka tom odom, kurios turi tokių visokių sudirginimo problemų, kaip pažeistas lipidinis odos barjeras ir panašiai. Naudoti galima dvejopai. Įsispaudžiam į delną žirnio dydžio gabaliuką ir drėgnai veidą išmasažuojam. Kitas variantas, kai norim įdomiau pasivairinti, paimam indelį, įsilašinam tą žirnio dydžio lašelį, paimam šepetėlį ir drėgną ir išplakam iki putų sumaišę su šiek tiek labai nedideliu kiekiu vandens. Ir tom putom galim dengti veidą, po to vėl masažuoti. Priklausomai pagal poreikį. Tai pačiom jautriausiom odom šitas Cleansing Mousse'as yra nuostabus pasirinkimas. Sekantis yra taip pat Sensifaumas. Tai žmonėm, kurie mėgsta apskritai išspaustą putą, viduje yra toksai skystis. Dydžių taip pat yra pas mane, čia aš turiu dabar profesionalų dydį, kuris yra 200 ml, bet yra ir mažesni klientiniai. Ir čia irgi, kai turim odą jautrę, bet nėra kažkokių pažeidimų,
nėra didelių sudirginimo požymių, tačiau žinom, kad oda gana jautriai reaguoja į įvairius produktus, tai tada puikus pasirinkimas yra šis. Jis neriebus, išspaudžia švelnią putą, lengvai nusiplauna, pašalina nešvarumus visus, puikiai paruošia odą sekančiom procedūrom, mažina jos dirglumą. Tai toks pasirinkimas tiem, kas mėgsta apskritai putos pavidalo prausiklius, arba kai turim jautrią, tačiau ne tokia nepažeista, sakykime, oda. Sekantis prausiklis yra Foam Cleanseris. Tai jisai yra toks truputėlį jau, sakykime, stipresnis tuo, kad jis palieka tokį itin gilų švarios odos pojūtį. Netgi yra toks, sakyčiau, tinkamas pasakymas, kai nusiprausti ir atrodo net gurgždanti oda. Labai gerai nuima tą riebaliuką tokį. Turi savyje tokių mikroperlų, kurie tokį, kai masažuoji, duoda tokį tarsi lengvą masažėlį veidų, stimuliaciją mikro. Tačiau to nepavadinsi šveitimu. Iki šveitimo tai šitie mikroperlai, jie yra tikrai per švelnus, tačiau duoda tokį malonų efektą. Lygiai taip pat galima paplakti iki putos, jeigu norim su šepetėliu, bet puikiai žirnio dydžio mažas gabaliukas, labai skalsus produktas, labai ilgam užtenka, fantastiškas kvapas, vienas mylimiausių mano kvapų. Tie, kas mėgsta, sakykime, Fairies hialurono liniją, tai šitas prausiklis kažkas yra arti to, labai maloni tekstūra, tokia spalva netgi, kai išspaudė, jisai baltas, bet jis toks perlamutrinis ir labai skalsus. Tai jau stipresnis produktas, tinka normaliai, tinka mišriai odai, sausom odom reikia stebėti. Normaliai odai taip pat puiku, bet sausom odom jau reikėtų žiūrėti, ar jinai nereaguoja į šį prausiklį jautriau. Toliau yra Intelligelis. Kas naudojo seniai, jau yra pamėgę. Tai turiu dar vieną pakuotę 150 ml, kurios buvo riboto leidimo, ir yra 75 ml ta įprasta klientinė pakuotė. Berods yra ir 200 profesionalios pakuotės. Nesu tikra, nes dabar darbe neturiu, tai sunku pasakyti. Ir kuo dabar šitas produktas ypatingas? Labai skalsus, vėlgi kaip ir visi Fairies prausikliai, kur labai reikia nedidelio kiekio ir labai ilgam užtenka. Dėl to ir nenustebkim, kad tik 75 ml pakuotė, jos tikrai labai ilgam pakanka. Ir dabar pats išskirtinumas jo yra, kad tai yra toks tarsi gelis, tarsi emulsija, pusiau. Šis prausiklis neputoja, dėl to nereikėtų bandyti kažkaip didinti kiekio sunaudojimo, nes putos vis tiek neišgausit. Nėra tų priedų dėta, kurie sukeltų putojimą. Ir šitame produkte yra probiotikų ekstraktas. Tai jisai labai tinka tom odom, kur, sakykime, netgi turim ir aknę, bet turim aknę su pažeidimu ir šerpetojimu, kai pažeistas hidrolipidinis barjeras ir mes norim atstatyti odos paviršių, bet labai švelniai ir negalim naudoti tada jokių rūgščių. Turim staiga sustoti ir grįžti į pradžią, kad tą odelę pirmiausia sutvarkyti paviršių. Tai šitas produktas yra numeris 1, kurį tikrai skiriu ir rekomenduoju. Jisai tuo švelniu keliu padeda odai atsistatyti. Labai gražiai nuriebalina, bet tuo pačiu odos nesausina. Jinai nuprausta, išlieka su tokiu drėgmės pojūčiu. Labai malonus kvapas, tinka tiek vyram, tiek moterim. Tai vyram irgi, kas turi tokią sausą odą, kur ypač paūmėja po nusiskutimo, tai irgi kas vyrai naudoja prausiklius, superinis produktas, nereikia tada tos odos kažkaip išdžiovinti ir papildomai tiesiog panaudoji kažkokį kremuką atsistatymui ir puiku. Tai tiek vyram, tiek moterim, tiek paaugliams skiriu, jeigu yra būtinybė su problema tokia, tai būtinai galim tokį produktą panaudoti. Dabar jeigu ir nėra odoje problemų, sakykime, oda normali, ir turim tik tai kažkokias prasiplėtusias poras, reikalinga švelni priežiūra, lygiai taip pat šitas produktas puikiai tinka. Ir dabar pereisim prie truputėlį aktyvesnių produktų.
mažiau pas mane girdėta, bet po truputėlį jau praeitą vasarą judinta linija, tai yra Cerefarma kompanijos prausikliai rūgštiniai. Contour H vadinasi jie. Iš esmės produktai sukurti gali būti naudojami kaip ir anti-agingui, bet gali būti ir aknės atveju naudojami. Ką mums duoda rūgštinis prausiklis apskritai? Kodėl mums jų gali prireikti rutinoje? Tai aš pati skiriu rūgštinius prausiklius tada, kai reikia odą nusluoksniuoti. Ir nusluoksniuoti reikia švelniai ir po nedaug. Be abejo, procedūrų metu mes galim ir šiek tiek giliau pasidaryti, tačiau reikia, kad kartais klientas namuose irgi tą įdirbį darytų. Tai dvi skirtingos rūgštys. Vienas yra su glikoliu, kitas yra su migdolinė rūgštimi. Migdolinė rūgštis visada labiau skirta riebią odą turinčiom, pigmentaciją irgi turinčiom odom. Kai turim aknę netgi, jinai reguliuoja riebalinės liaukas ir labai švelniai tą eksfoliaciją daro tokią nepastebimą. Čia yra 8% ir taip pat turiu 8% glikolio šveitiklį, kuris labiau toks skvarbesnis yra, dar mažesnė molekulė, dar giliau lenda į odą. Ir šitas produktas labai tinka, kai turim brandesnę odą ir norim ją atgaivinti. Tinka ir prie aknės, nes visos rūgštys jos atlieka ir tokią kaip dezinfekcinę funkciją. Tačiau aš pati varijuoju ir išbandžiusi esu su savo klientais, tai mano kontingentui labiausiai pasiteisinęs toks pasiskirstimas, kad migdolinė labiau tom odom, kur norim nusluoksniuoti ir turim su riebalų problemas, su akne problemas, sankaupa riebalų. Glikolis, kai turim nuo, sakykime, normalios iki riebios odos, spogelių neturim, bet turim storą, nuvytusią odą, kurią reikia atšviežinti, reikia nuimti negyvą odos paviršių, tą sluoksnį epidermio, kad pamatytume jaunesnę odą iš giliau ir padėtume moteriai atrodyti jauniau arba vyrui, priklausomai. Tai va, tai šitie produktai yra tokie su pripratinimo odos. Pats gamintojas, tai jisai apskritai rekomenduoja turbūt, kad netgi ne kiekvieną dieną panaudot pradžioj. Jisai siūlo, kad galbūt porą kartų per savaitę nusiplauti ir panašiai. Tačiau pagal poreikį, taip kaip skiria kosmetologas, tai aš vėlgi taip kaip naudoti visą laiką klientui pasakau individualiai. Nes vieniem gali būti, kad kas ir klausysit video, vieniems skyriau kiekvieną vakarą prausti, kitiems skyriau tik porą kartų per savaitę. Tai labai individualu. Ir priklauso nuo odos jautrumo ir tą aš galiu pasakyti odą apžiūrėjusi, konsultuodama ir panašiai. Tai va tokie poveikiai skirtingi su skirtingom medžiagom ir kokia pati pagrindinė funkcija mums yra, ar ne, valiklio, tai kaip ir minėjau, jisai turi odą nuvalyti ir paruošti sekantiem etapam. Šiai dienai neturiu su savimi namuose micelinio vandens, bet ką noriu pasakyti apie miceles, tai nenaudokit micelinio vandens kaip prausiklio pakaitalo. Micelės reikia nuplauti būtinai vandeniu. Tai net jeigu ir juo nusivalot odos nešvarumus parėję po darbo, vis tiek turit nuprausti tada odą vandenuku, tada naudojam purškiamą arba tepamą toniką ir jau sekantys eina produktai. Jeigu palikinėsit micelinį vandenį ant odos, ką kai kurie gamintojai vis dar deklaruoja, nežinau, kodėl skleidžia tokią dezinformaciją, tačiau profesionalų žiniai mus visus jau seniai, jau kokie 5 metai, kaip informuoja, kad micelės mes būtinai turim nuplauti vandeniu. Kas atsitinka? Jeigu mes naudojam micelinį vandenį nelabai ilgą laiką, na, sakykime, išvažiavom atostogų, per savaitę nieko neatsitiks, mes panaudosim ir toliau grįšim į savo įprastą rutiną. Tačiau jeigu jūs
pusę metų, metus naudosit, tuomet prasidės problemos. Ir dažniausiai jos eina tokiais dviem pavidalais. Tie, kas turi sausą odą, dažniausiai pajunta, kad atsiranda neaiškios kilmės šerpetojimai, tokios dedervinės, kurios šerpetoja, rausta, niežti. Tie, kas turi riebesnę odą, pastebi pagausėjusią odos kimšimosi problemą. Tai yra tiesiog ilgalaikio micelės naudojimo pavyzdys. Jeigu mes jos nenuplaunam, tai yra du keliai. Arba jinai trukdo įsigerti kremui arba serumui, arba jinai su dar prisikabinusiais nešvarumais lieka ant odos, kas irgi to pasekoj, oda kemša, trikdo lipidinį barjerą ir panašiai. Nes likusi micelė laisva, jeigu jinai švari, jinai yra tokia molekulė, kuri nuolat prie savęs bando kažką prisijungti. Tai vėlgi, arba jinai pritrauks iš kremo, arba jinai liks su pilna molekulė, tačiau jau su prikibusiu nešvarumu ant odos, arba jinai trauks tada iš epidermio kažką, ką galėtų prie savęs prisijungti. Tai tikiuosi video buvo naudingas. Jeigu turėsit kokių klausimų, drąsiai man parašykit. Smagu bus pabendrauti. Iki.